Kaip atpažinti, ar draugė tikrai yra tavo draugė? Ar ji tik bando tave išnaudoti energetiškai? Jeigu draugė, kaip atpažinti? Jeigu draugė dažnai dejuoja ir niekada nesiklauso tavęs, tikra draugė nori ne tik būti išklausyta, bet ir tave išklausyti. Ir jeigu viskas sukasi tik apie ją, jos problemas, skundus, o būtent tavo žodžiai lieka užnugaryje, tai jau pirmas ženklas, kad santykis yra vienpusis. Ir čia reikia tą labai stipriai suvokti ir kuo greičiau. Po pokalbio su ja, jeigu tu jauti energijos nuosmukį ir pastebi, kad po susitikimo ar pokalbio jautiesi pavargusi, išsekusi, tai tikrai neatsitiktinumas. Ji dalinai atitinka kaip energetinį vampyrą, kuris siurbia tavo jėgas, kad kompensuotų savuosius trūkumus. Draugė dažnai manipuliuoja kaltės jausmu. Ir tokie žmonės tiesiog moka versti kaltę tau už tai, kad pavyzdžiui nepadedi, nesidomi ją, neatsiunti laiku žinutės ir kad galbūt net nepakankamai ją rūpinės. Bet tikra draugė to nedaro. Kada tokie žmonės, pavyzdžiui, nepaiso tavo ribų, pasakai, kad tu nenori kalbėtis tam tikrom temom, kad neturi ir negali skirti, pavyzdžiui, laiko jai, kad nori truputį atsiriboti, bet ji to nepaiso. Vis tiek kažkaip tai randa priėjimą, apėjimą ir padaro tokį spaudimą ir šioj vietoj negerbia tavęs, tavo sprendimų ir to, ką tu ką tik jai pasakei. Ji nepaiso tavo ribų. Ji vis tiek priverčia tave kalbėti tą temą, kad tu ją išklausytum ir tiesiog tą padaro. Kada dažnai jos pavydi tavo sėkmės arba netgi per geros nuotaikos. Tikra draugė visada džiaugiasi tavo laimėjimais, o nejaučia pavydą ar pyktį. Ir jeigu tik matai, kad jos nuotaika krenta, būtent tada, kai tau sekasi, tai ir yra ženklas. Tai ir yra, į ką tu turi atkreipti dėmesį, kad tuo metu, kai tu kupina laimės ir sėkmės, visada atkreipk dėmesį į jos veidą. Dar gali atspėti ir pastebėti, kada bando kontroliuoti tave, arba netgi jau tavo veiksmus, nes ji dažnai mėgsta ir nori turėti valdžią. Viską žinoti apie tave. Net jau jeigu tau tai nepatinka. Ir ji tą bando kontroliuoti ir manipuliuoti. Jau aiškinti, kaip tau tokioj ar kitokioj situacijoje daryti ar elgtis, kur eiti, kada važiuoti, ar išvis važiuoti. Tai vat. Dažnai ateina mergaitės, moteris ir skundžiasi tuo. Ir sako, atsidūsdamos, kaip aš nuo jos pavargau. Bet juk ji mano draugė. Ir kad ką man su ja daryti, kaip man ją palikti, kada jinai tiesiog nepalieka manęs. Man jos per daug, ji per daug kišasi ir lenda į mano gyvenimą, šeimą galbūt, ar net santykius. Jau net aiškina, kaip tau reikėtų lovoje su tavo vyru elgtis. Tai tokių, žinokit, prisiklausau
Bet aišku, visų pirma, klausiu to žmogaus, kuris sėdi prieš mane, nesvarbu, kad ir nuotoliniu būdu, o kaip jį masto, ką jį masto. Dažniausiai ir būna, kad nieko nemasto, nes jau sako dažniausiai, nebežinau ir nebesuvokiu, ką man mąstyti. Ir todėl sako, kreipiuosi į jūs, padėkit. Tai aš tokiu atveju tik visų pirma išklausau tą žmogų, kaip jis šiai dienai masto, ką jis galvoja apie tą žmogų. Ir kada pradedame kalbėti ir tokiais faktais, tada taip. Tikrai net pokalbio metu, nepradėjus net seanso, net neužsakius seanso, konsultacijos metu, jau žmogus supranta ir jam jau aišku. Tik tai ką turi suprasti dar? Jeigu tas žmogus gyveno, ta vadinamoji draugė, pavyzdžiui, galbūt nuo darželio laikų ar mokyklos laikų, tai yra etapas ir yra gyvenimas kartu, kada jos per gyvenimą ėjo kartu. Tai jinai jau paliko tą vežimaitį neblogą, kupiną, pilną energetinių blogių, kaip aš sakau. Ir kada tu jų neišsivalai, nenusivalai, nes per gyvenimą tu sukaupi jau pakankamą bagažą, kurį tu non-stop kiekvieną dieną tempi paskui save. Tu to nori ar nenori, tu tą darai. Jeigu nei karto nesivalėjai energetiškai. Tu tą bagažą tempiai ir tempsi iki tol, kol tu jį apsivalysi. Ir kai tik tą žmogus suvokia, kad man tik reikia šiai dienai apsivalyti, sustabdyti ir pakeitus nuomonę ir suvokimą, ką suvokė ir suprato žmogus, nutraukti ir viskas. Ir tada tu toliau stebi savo gyvenimą, savo eigą, kaip tu gyveni, kokiu būdu gyveni. Tai atpažinkim savo drauges.